Kodėl rudens pradžia yra pavojinga ir ko tikėtis rugsėjį? Esu astronumerologė Aleksandra Antyvova, pas mane skaičiai ir planetos atsako į visus klausimus. Rugsėjo mėnesį prasidės užtemimo koridorius, kuris pasibaigs mėnulio užtemimu tik spalį. Bet apie viską po truputį. Planeta Venera susilpnės, todėl saugokitės meilės apgaulių ir finansinių sukčių. Venera rugsėjį privers spręsti konfliktus susijusius su finansais ir santykiais. Tai ypač palies tuos, kurie jau seniai susituokę arba dirba nemėgstamą darbą. Šis ruduo yra pats tinkamiausias metas pradėti ieškoti laisvės. Laisvė nuo toksinių santykių ir laisvė nuo vergiško darbo. Palanku pradėti mokytis ir įgyti naujas žinias. Kas šį mėnesį dar padės išlaikyti emocinį stabilumą be saikingos fizinės veiklos? Asketizmas. Detoksikacijos kursas, laikytis dietos, atsisakyti kavos, cukraus mesti rūkyti ir taip toliau, bent iki spalio. Norite iš visatos gausos po 18 dienos? Atsisakykite kažko labai mėgstamo visam rugsėjui. Pirmas rudens mėnuo. Tai metas, kai kažkas pradeda lankyti mokslus, kažkas grįžta iš atostogų, o kažkas pagaliau išvažiuoja pagauti paskutinių saulėtų dienų. Pirmoji mėnesio pusė bus daugmaž rami. Nepamirškite kokybiško poilsio ir askezės. O nuo rugsėjo 18 dienos atsivers antrasis šių metų užtemimo koridorius. Šis mėnuo tikrai pareikalaus iš mūsų dėmesingumo ir susikaupimo, bet kartu leis pasiekti naują lygį įvairiose gyvenimo srityse. Komentaruose rašykite, kokias askezes praktikuosite rudenį. Kartu bus lengviau. Buvo naudinga? Nepamirškit prenumeruoti naujienas, nes kiekvieną dieną savo profilį skelbiu dienos prognozę.